Labas, čia aš, mokytojas Ūdra. Ir šiandien noriu pakalbėti su jumis apie mastelį. Kas yra mastelis ir ką su juo daryti? Kam jis reikalingas iš viso? Taigi, trumpai tariant, jūs turbūt mokotės geografijoje jau mastelį, galbūt žemėlapius esat matę su masteliais. Ir matematikoje mastelis taip pat yra reikalingas. Na, visų pirma, mastelis, dydžių skirtumai, tiesioginis proporcingumas, kurį vėliau mokysitės, viskas yra matematikos dalis. Taigi, paimkim pavyzdį. Tarkim, aš nupiešiau savo planšetėje Among Usą. Štai piešinėlį, kas nesat žaidę, nežinote, jeigu esat mokytojai arba mokiniai, kurie dar nežaidė, tai čia šitas personažas yra Among Usas. Ir aš jį nupiešiau čionais savo lentoje ir aš jį nupiešiau 1 cm aukščio. Na, tarkime, čia centimetras, nes 2 langeliai. Ir matome, kad parašytas yra mastelis 1:9. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad realybėje šitas daiktas, Among Usas, yra 9 kartus didesnis. Reiškia, 1 centimetras piešinyje arba nuotraukoje arba brėžinyje atitinka 9 cm realybėje. Reiškia, šitas daiktas realybėje yra 9 cm, o piešinėje tik tai centimetras. Tai va. Puiku. Ir mano klausimas turbūt yra ir jums klausimas, ir visiems. Tai kodėl mums reikia šitą Among Usą piešti mažesnį? Kodėl mes nenupiešime tiesiog 9 cm dydžio? Na, va, tiesiog jisai būtų didesnis, būtų žymiai paprasčiau. Va, tiesiog būtų didesnis ir būtų fantastika. Dar didesnį nupiešti, didžiulį, kuris visą matematiką užgoštų, ar ne? Labai geras klausimas, kodėl mums reikia jo mažesnio. Ir atsakymas yra ne vienam šitam Among Usą, o daug didesniuose dalykuose. Pavyzdžiui, jeigu mes, tarkime, turime Lietuvą, tarkime, yra tokia valstybė, ir yra žemėlapis. Ir jeigu mums reikėtų nupiešti žemėlapyje Lietuvos planą ir mastelis būtų 1:1, reiškia, mes turėtume, arba nebūtų mastelio iš viso, nes mes nieks nemokėtų mastelį, toks dalykas neegzistuoja, mes turėtume nupiešti Lietuvą per visą Lietuvą, Lietuvos dydžio. Reiškia, reiktų pakloti popieriaus gabalą per visą Lietuvą, viską uždengti popieriumi ir nupiešti šalį. Tai būtų labai neefektyvu. Mes tiek daug popierius iššvaistytume, tiek daug rašymo priemonių ir niekada nebematytume saulės, kas irgi nėra didžiulis pliusas. Tai va, aišku, mes galime nupiešti mažesnį daiktą, mažesnę šalį žemėlapyje, su kontūrus, formą ir panašiai, bet tada nežinotume, o tai kiek kartų iš tikrųjų yra didesnė ta Lietuva realybėje negu žemėlapyje. Ypač naudinga, jeigu, pavyzdžiui, keliauji su laivais, kur nors skrendi su lėktuvais, ar ypač senoviai, nes dabar GPS daug ką padaro, ir bandai suprasti žemėlapius, mums reikalingas mastelis. Taip pat, jeigu mes braižytume architektūroje, labai reikalingi masteliai, brėžinius, taigi mes nebrėšime viso buto dydžio buto. Mes turime nubrėžti mažesnį dalyką, mažesnį planą ir pažymėti, kiek realybėje yra kartų didesnis. Tai juokinga istorija, skaičiau, kad kažkas kažkada labai abstraktu, kad Amerikoje buvo brėžinys ir jie sakė, mes pastatysim šitą dangoraižį, duokite mums pinigų. Jie davė pinigų ir jie pastatė ne 300 metrų aukščio, o 3 metrų aukščio dangoraižį, nes mastelis buvo ne metrais, o centimetrais viskas tenais. Ir jie sako, nu va, mes pastatėme. Tai va, nežinau, kiek štai istorija tikra. Pasitengsiu surasti ją ir kelt į komentarus. Tai va, puiku. Ir beje, šito video gale įkelsiu nuorodą į mastelio uždavinius. Gerai, į mastelio uždavinius, ne tik teoriją. Taigi, kaip spręsti mastelį? Čia tiek daug kalbų, bet prieikime prie veiksmų. Taigi, matome mastelį, gana šitos pavyzdžius naudoti, einame toliau, vis dar šito pačiu pavyzdžiu. Mastelis 1:9 reiškia, kad realybė yra 9 kartus didesnis. Tai mes brėžiame šitaip mastelį, rašome 1:9. Atrodo kaip dalybos ženklas, iš esmės yra dalybos ženklas, bet tai reiškia atitikimą. 1 atitinka 9, 1 piešinyje atitinka 9 realybėje. Ir pavyzdžiui,
jeigu mūsų piešinys yra 1 centimetro, tai realybėje būtų 9 kartus daugiau. Jeigu mes mastelį dauginam iš 9, tai ir dydį turim dauginti iš 9 ir gausime 9 centimetrus. Štai kaip veikia viskas. Mes tiesiog padauginame tą skaičių kairėje iš tai, kiek kartų jis padidėtų. Galim paimti dar vieną pavyzdį. Taigi, jeigu mes turime mastelį 1:50 ir klausimas, jeigu yra žemėlapyje 3 cm, tai kiek būtų realybėje? Kiek būtų realybėje tas dydis? Ir mes matom, tai čiagi 50 kartų daugiau. Tai mes matom, kad čia turėtume dauginti iš 50, tai mes padauginsime ir šitą dydį iš 50. Tai reikštų 3 cm kart 50 būtų 150 cm. Na, fantastika. Ir gausime, kad tai bus 150 cm. Galime atsakymą pateikti centimetrais, bet jeigu mums būtų aktualiau, mes galėtume pasiversti į metrus. Jeigu mokate versti į metrus, mes žinome, kad metrai yra 100 kartų didesni už centimetrus, reiškia 2 nuliai, viena metra yra 100 centimetrų, tai vienas atsiranda 2 ekstra skaitmenys. Tai jeigu mes verčiam iš centimetro į metrus, mes 2 skaitmenimis sumažinam. Reiškia, šitie 2 skaičiai skaitmenys keliauja po kablelio. Gausime 1,5 metro. Gerai. Noriu truputį praktiškiau parodyti su vienu tekstiniu pavyzdžiu. Tarkime, televizijos bokšto aukštis nuotraukoje, kažkas nufotografavo jį, yra maždaug 16 cm. Ir klausimas, koks jo aukštis yra iš tikro. Realybėje jis yra 2000 kartų didesnis. Taigi, mes tokiu atveju užsirašytume mastelį. Taigi, būtų 1:2000, nes realybė yra 2000 kartų daugiau. Tai ką mes darome? Mes matome, kad nuotraukoje tai yra 16 cm, o realybėje bus 2000 kartų daugiau. Taigi mes turim padauginti 16 cm iš 2000. O Dieve, kokie dideli skaičiai. Baisu, baisu. Ir kiek mes gausime? Mes gausime 32 tūkstančius, ar ne? 16 kartų 2 bus 32, na ir dar kartą 1000, tai bus 32 tūkstančiai centimetrų, ar ne? Na, aišku, mes galim rašyti, na taip, televizijos bokšto aukštis yra 32 tūkstančiai centimetrų. Bet labai nepatogu rašyti visus ilgius centimetrais. Jeigu mes rašytume atstumą nuo Vilniaus iki Klaipėdos centimetrais, tai čia būtų labai daug, kiek čia būtų 31 milijonas ir 100 tūkstančių centimetrų. Jeigu mes rašytume ilgį atstumą nuo Žemės iki Mėnulio centimetrai, būtų dar baisesni skaičiai. Dėl to mes galim pasiversti į mums patogesnius matavimo vienetus. Pavyzdžiui, šiuo atveju galim pasiversti vėlgi į metrus. Mes pažiūrime metrą telpa 100 cm, reiškia 100 kartų mažiau bus metrų. Mes 2 skaitmenis keliam už kablelio, po kablelio, už kablelio ir gausime 320 metrų. Vėlgi, čia buvo maždaug 16 cm. Iš tikrųjų turėtų būti 16,15, nes televizijos bokšto aukštis yra 323 metrai. Tai nenukirpkim 3 metrų, bet nuotraukoj jisai buvo maždaug 16 cm, tai mes maždaug ir gavome jo aukštį. Puiku, atrodo visai paprasta. Pabandykime atlikti kelis veiksmus ir mums bus tada daug aiškiau, kaip viskas vyksta. Taigi, mes turime mastelį 1:300 reiškia bus 300 kartų daugiau realybėje. Nustabu, nes mes patikrinti galim 1:300, viskas aišku, fantastika, paprasta, labai gerai. Taigi mes viską dauginam iš 300, gausime 3 cm kart 300, aš netgi pasidauginsiu, gausime 900 cm. Jėga, čia irgi dauginam iš 300, ar ne, kodėlgi ne, mes gausime 4,800 cm, o čia mes gausime iš karto 1 kart 300, 300 km.
kilometro. Aišku, jeigu mums reiktų pasiversti į patogiausius matavimo vienetus, mes pasiverstume, pavyzdžiui, čionais į metrus. Kartais uždavinys paprašo, užrašykite tais ir tais matavimo vienetais. Tada yra labai paprasta. Aha, puiku, 300 cm į metrus, tai čia bus 48 metrai, o čia bus 9 metrai. Nuostabu. Jeigu tiksliai neprašo, tai galite pasiversti patogesnius matavimo vienetus. Aišku, nepaliksime mes televizijos bokšto aukščio centimetrais. Būtų labai labai nepatogu taip užrašyti. Ir turbūt norėt paklausti, o gali būti atvirkščiai? Ar gali būti, kad mes turėtume 100:1 tokį santykį, kad piešinyje yra 100 kartų daugiau ir jūs būtumėte teisūs? Tikrai gali būti. Tikrai gali būti tokie skaičiai, dydžiai, ypač jeigu mes kalbame apie mažus objektus. Jeigu, pavyzdžiui, mes turime biologijoje mažus gyvūnėlius, mikrobus, netgi atomus ir molekulės ir dar mažesnius vienetus ir objektus, tai mes pieštume kažką didesnio, negu yra iš tikro. Mes, pavyzdžiui, galime nupiešti kažkokį mažą organizmą ir mes jį nupiešime realybėje 20 cm, ar ne, 20 cm dydžio, tokį didžiulį detalų piešinį, kiek čia bus 20 cm, detalų piešinį, o jis realybėje yra 100 kartų mažesnis. Mes matome, dalintume iš 100. Tai mes turėtume, jeigu norėtume sužinoti, kiek yra realybėje, mes irgi tiesiog dalintume iš 100 ir gautume šiuo atveju tik tai 0,2 cm arba 2 milimetrus. Tai tiek. Tai tokia yra mūsų teorija apie mastelį ir galėsime keliauti toliau prie uždavinių kitam video. Tik tai labai trumpai dar pasakysiu. Kartais galbūt pamatysite tokį dalyką. 2/2. Ir galvojate, ką, kodėl, iš ko čia dauginti ir iš ko čia dalinti. Kartais taip padaro žmonės, jeigu nori rašyti su kableliu, pavyzdžiui, 1/3,5, ar ne? Ir čia yra svarbu žinoti, kad čia yra vienodas mastelis. Jeigu abu dydžiai yra tiek pat kartų padidinti, matote čionais, kart 2. Ir čia kart 2 reiškia yra tas pats mastelis. Šiuo atveju, jeigu mes norėtume pasiversti, jeigu turėtume, pavyzdžiui, kad kažkas yra 20 cm ilgio ar dydžio piešinyje, jeigu mes norim pasiversti šituo masteliu, tai mes, kaip įprasta, daugintume 20 cm iš 7, taip, iš 7 daugintume, na ir padalintume iš 2. Taigi mes galėtume taip atlikti veiksmą. Dauginame tas viršui, tas apačioj. Ir čia susipaprastins, čia bus 10 ir atsakymas bus 70 cm. Tai tiek. Gerai, tikiuosi, kad buvo naudinga, o dabar galite paspausti čionais ant matematikos mastelio tekstinių uždavinių ir kaip juos spręsti. Ačiū Jums, ate ir iki kitos pamokos.